Kaune surengtas protestas prieš Rusijos dujų monopolininko Gazpromo planus mieste statyti naują elektrinę. Į konservatorių organizuotą akciją susirinko per 300 žmonių. Dujokaukės užsidėję ir prie raudono radiatoriaus grandinėmis prisirakinę konservatoriai dabartinę valdžią kaltina Rusijos dujų milžinės protegavimu. Protestuotojai piktinasi miesto tarybos patvirtintų detaliojų planu, leidžiančių Gazpromui statyti naują dujomis kūrenamą elektrinę. Piketo dalyviai pasirašė rezoliuciją, kuria reikalauja atšaukti sprendimą, nes jis kelia grėsmę nacionaliniam saugumui. Tačiau Kauno meras Rimantas Mikaitis tai vadina politikavimu. Į naują elektrinę Gazpromas ketina investuoti milijardą litų ir kauniečiam žada penktadaliu pigesnę šilumą. Šitas sprendimas, kuris buvo priimtas, yra akivaizdžiai priešingas tam, ką daro Lietuvos Respublikos vyriausybė, siekdama energetinės nepriklausomybės. Kai energetikos ministerija, vyriausybė, prezidentė ypatingai irgi aiškiai pasisako už demonopolizavimą, už tai, kad Lietuvos dujos, kurias valdo ir Gazpromas, nebūtų monopolis ir nediktuotų kainų, energetikos kainų Lietuvai, tai Kaunas elgiasi priešingai ir atrodo, kad pasisako, eina ta kryptimi, kad čia Gazpromas taptų monopolininku. Aš nebijoju, kad keletas frakcijų buvo įtakotos ir todėl įvyko lemiamas kabutėse teisingesnis balsavimas ir tas planas buvo patvirtintas. Turbūt matėte, kokie žmonės lankėsi ir frakcijose, ir savivaldybėse. Ir ponas Stonys su savo advokatais ir kompanija tikrai labai aktyviai zujo po savivaldybę. Tai galiu sakyti, kad būtent jo matyt motyvai, man atrodo, jo galbūt argumentai ir tam tikros įtakos ir pavertė ir įtakojo kitų frakcijų sprendimus. Sprendžiant iš to, kad mitingą inicijavo, organizavo konservatoriai, tai natūralu, kad yra tikslai politiniai ir bandymas, šiek tiek pamanipuliuojant ir visuomenės nuomonę, siekti savo tikslų, tai yra sugrįžti į valdžią.